kad skirtume tiesą nuo melo. O Dieve, duok mums tokios išminties, kad aš ir tu skirtume tiesą nuo melo. Ot kad galėtumėm pažiūrėti ir labai lengvai galėtumėm atpažinti, kad mūsų neapgautų. Sveikinam visus, kaip ir mišių pradžioj, susirinkusius. Ir pačius jauniausius, kurie gimė jau nepriklausomybei, ir politinius tremtinius ir kalinius, kurie turėjo dar šitą ištvert, ir visus kitus prisidėjusius ar tiesiog širdį troškusius tos laisvės. Šiandien iš tikrųjų mes meldžiamės ir atsigręžę pirmiausia dėkojam Dievui už tai, kad savo gyvenime turim galimybę. Ir kaip Dievo žodis, kad kalbėjo tiek pirmasis skaitinys, tiek Evangelija apie Dievo tvarką, tai ir mes prisiminkim, kad šiandien meldžiamės trijų dalykų. Pirmoj vietoj visi meldžiamės ir prašom, kad skirtume tiesą nuo melo. O Dieve, duok mums tokios išminties, kad aš ir tu skirtume tiesą nuo melo. Ot kad galėtumėm pažiūrėti ir labai lengvai galėtumėm atpažinti, kad mūsų neapgautų. Juk nereikia turėti daug patirties, užtenka tik pasiklausyti, kaip šiais laikais melas yra labai panašus į tiesą. Žmonės viso gyvenimo sukauptus pinigus atiduoda. Brolis brolį apgauna, nekalbant jau apie žiniasklaidos kartais tendencingai pateikiamus faktus. Ko reikia mums, kad mes nepamirštume, kas yra tiesa? Šiandien galėtumėm drąsiai sakyti, juk kas svarbiausia laisvei? Dievas, tėvynė ir mes. Jeigu pabandysim sukeisti vietom arba nors ką nors išimt, nebus gero rezultato. Štai įsivaizduokim, pašalinkim Dievą, liks tik tėvynė. Ir pradėsim galvoti, o ir dabar šiuo metu jį matom, kaip viena tauta galvoja, kad ji yra geresnė už kitas tautas. Ir rezultatas koks? Nieko gero. Arba štai paimkim ir ištraukim Dievą, tėvynę ir palikim vieną patį žmogų, kad tik tai mes esam svarbiausi. Neturėdami iš tikrųjų pagrindų, juk sukursim tokį gyvenimą, kad šalia esantiems žmonėms nebus gerai. Juk štai per 35 metus, kai turim 36 metus, kai turim nepriklausomybę, mes turim galimybę rinktis, kur kiekvienas norim eiti ir kur eisim kaip tauta. Štai kodėl, myli broliai ir seserys, šiandien melsdamiesi ir prašom, Dieve, duok, kad aš skirčiau gėrį nuo blogio, tiesą nuo melo. Antra, ko iš tikrųjų prašom, kad Dievas duotų mums drąsos, kad mes atstovėtume gėrį. O mes stotume mūrų ir pasakytume, esam pasiruošę viskam, nes aš žinau, už ką stoviu. Kartą vienas žmogus nusiperka gaidį ir parsineša namo. Jaunas, energingas, kiekvieną rytą vos tik saulei patekėjusis pradeda giedoti, pažadina visą kaimą ir tas kaimas pradeda jau murmėti. Šeimininkas iš tikrųjų susierzinęs galvoja, reikia atsikratyti, kol nesusirado problemų. Bet kaip dabar atsikratyti tuo gaidžiu, kuris nieko blogo nepadaręs? Jis galvoja, vaikšto visą dieną ir staiga sako tam gaidžiui, jeigu rytoj iš ryto tu giedosi ir iš viso jeigu kada giedosi, aš nusuksiu tau sprandą. Kitą rytą, vos tik prabudęs, jau pro langą žiūri, ar giedos gaidys. Ne, bijo. Suplasda sparnais, ištiesia kaklą, norėtų giedoti, bet prisimena, jog kas jo laukia. Ir nieko nedaro. Perpykė šeimininkas, išbėga į kiemą ir sako, jeigu tu kitą dieną nors plasnosi sparnais,
lygiai ta pati baigtis bus tau. Sekantį rytą vėl žiūri, ką darys tas gaidys. Norėtų giedoti, norėtų sparnais plakti, negali, nes čia laukia jo mirtis. Galiausiai ištiesia išlenkia kaklą, tai, ką įpratęs buvo daryti. Ir čia girdi tą patį trečią dieną, kad jeigu tu ir tai darysi, nusuksiu tau sprandą. Ketvirtą rytą išgirsta, jog jam reikės dėti kiaušinius. Jeigu tu, būdamas gaidys, nedėsi kiaušinių, nusuksiu tau sprandą. Žiūri šeimininkas pikdžiugiškai, matydamas, kaip rieda ašaros. Aha, sako, bijai mirt? Nuleidęs galvą, gaidys pasako štai tokius žodžius. Aš nebijau mirt. Aš gailiuosi, kad nemiriau giedodamas, būdamas tuo, kas esu. Gailiuosi tų akimirkų, kai galvojau, kad prieš blogį atsiklaupus galima ką nors pakeisti. Geriau būčiau miręs giedodamas. Mėly broliai ir seserys, mums visiems reikia drąsos, kad mūrų stovėtume nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių. Už gėrį, už tai, kas mus jungia. Ir trečias dalykas iš tikrųjų tai, ko mes prašom, kad Dievas duotų mums meilės, kuri kuria, kuri sujungia, kuri išgydo, kuri perkeičia mūsų tarpusavio santykius. Kad ta tėvynė, už kurią mes meldžiamės, ir ta laisvė būtų vieta, kuri iš tikrųjų būtų gera gyventi. Ir tam, mėly broliai ir seserys, mums reikia taip pat drąsos ir išminties. Ir čia tinka kitas pavyzdys. Vienas žmogus, sunkiai dirbantis savo laukuose, nusiperka asilą, pasitinko jį, darbuojasi su juo ir staiga mato, kaip energingai tas asilas darbuojasi. Atėjus vakarui apkabina jį ir sako, tu tikras mano draugas, bet tavęs iš tikrųjų pražūčiau. Jeigu ne tu, tu esi mano jėga. Parsivedęs namo, iš tikrųjų atneša jam paėst gero šieno, vėl paglosto. Ir taip diena iš dienos. Ateina galiausiai pjūtis, ant jo pečių sukrauna lauko gerybės ir galiausiai grįžtant namo staiga pakliūva į didžiulę vėtrą, į didžiulę audrą, o reikia bristi iš tikrųjų grinai tokią upės pakriūtę. Vis ragina greičiau, nes užklups audra. Neša sunkiai, šnopuoja tas asilas ir galiausiai paslysta, kartu su viskuo įkrenta į upę. Vyras pasitinka jį keiksmais, mušdamas, stumdydamas ir kupinas neapykantos grįžta namo, nes pražuvo visos gėrybės. Tas asilas laukia, kad pasakytų jam tas šeimininkas, nieko tokio, aš mačiau, tu stengiaisi. Laukia, kad ateitų vakare ir paduotų jam šieno, bet nesulaukia. Galiausiai nusiminęs, beveik nemiegojęs, ryte girdi, kaip kažkas kieme kasa kastuvu. Pažvelgęs pro plyšį staiga pamato. Šeimininkas kupinas neapykantos kasa ir sako, va čia ir užkasiu tą blogą asilą, va čia ir atsikratysiu jo. Nustebęs jis niekaip negali suvokti, kaip viena klaida, kaip jo silpnumas galėjo pakeisti šeimininko širdį. Vis dar stebėdamasis žmogaus širdim, pro atidarytas duris išeina ir keliauja savo. Sakykit, mėly broliai ir seserys, ko reikia mums, visiems kartu ir kiekvienam asmeniškai, kad matydami suklupusi ar paslydusi, ar tiesiog iš negalios prislėgtą gyvenimo sunkumų žmogų, nepasmerktume, bet padėtume atsitiesti.
Kiek reikia išminties ir meilės mūsų širdį, kad šalia esantiems žmonėms būtų gera. Štai kodėl šiandien susirinkę mes ir meldžiamės. Duok Dieve išminties, kad tu būtum pirmoji vietoje, kad tėvynė mums būtų brangi ir kad mums toje tėvynėje būtų gera. Ir Dieve, duok mums tokias drąsias širdis, kad neišduotume nei tavęs, nei tėvynės, nei šalia esančių žmonių. Amen.